Roko muzikos mylėtojai Kaune susirinko nebe pirmą kartą. Kuo šis renginys buvo ypatingas, tuoj pamatysite. Liverpool Party tai neeilinis renginys roko muzikos mylėtojams, kuris jaukiai įsikuria Laisvės alėjoje esančiame Jam Pube. Kasmet į jį susibūrė daugybė jaunų žmonių, kurie džiaugiasi mėgstama muzika, draugiškų bendraminčių kompanija bei linksma atmosfera. Kodėl tau patinka šis renginys? Visų pirma, dėl to, kad patinka labai muzika tokio stiliaus ir aplinka ir tarp žmonių tokių pabūti. Muzika ir žmonės ir šiaip, tūsas fainas. Tiesiog, gera vieta susirinkti. Lankytojai ne tik išgirdo mėgstamiausias dainas, kurias galėjo iš anksto atsiųsti elektroniniu paštu didžėjams, bet ir pasilepino gyvos muzikos doze. Renginio metu koncertavo Tribute to Liverpool ir svečiai iš Latvijos SMIND. Latvija būgnininkė jo. Labai nebloga. Daugiau iš tikrųjų, groja. Ai, geras balsas. Geras balsas buvo. Ir būgnininkė ta gera. Gerai groja. Ji labai sužavėjo būgnininkę. Ir mane. We don't have like indie party. We have only heavy music or pop music. So it's very great that we could play our music here. It was great. It was awesome. We like people. We like the atmosphere. It's great. Liverpool Party lankytojai vienbalsiai teigia, kad Kaunui trūksta panašių renginių ir jei jie būtų rengiami dažniau, be abejo sulauktų didelio populiarumo jaunimo tarpe. Aš tai ateičiau tikrai. Aš irgi. Taip turėtų susilaukti. Visi klubai užkimšti popso visokiom dainom. Manom, kad mums reikia ir kitokios kultūros, kaip kad čia. Ir kitokie žmonės renkasi įdomesni, įdomiau pabendrauti ir tiesiog taip. Dėl to, kad smagu, aš taip, pavyzdžiui, metus nebuvau, labai laukiau. Aš irgi, galėtų būti dažniau. Kas nors įrengtų kažką panašaus ar geresnio, atsirastų norinčių, važiuok, kiek ateina.